Tai ką, sveiki žvejai. Tai atvykau į lydekų žūklę. Labai ilgai laukta, labai norėta. Labai norėjau važiuoti. Atvykom. Ir šiandien pabandysim lydekaitės pagaudyti. Labai graži diena, labai rami, jokio vėjo. Ir tik tais nežinom, galbūt ir paskui sukils tas vėjas. Bet dabar tai ramu labai. Tai labai smagu būtų. Ir turiu jums vieną dalyką naują parodyti. Tai pagaliau įsigijom naują valtį. Tai labai smagu, nes ana valtis jau sena, jau tai apie 4-5 metus atlaikė ir jau biški buvo suplyšus, jau nelabai kokį, tai nauja valtis, to aš ją jums parodysiu, ją pabandysim, paplaukysim ir gal išeis netyčia ir kokią lydekaitę pagauti, būtų labai smagu, o gaudysim ir vobleriukais, ir guminukais, įvairių dydžių. Tai ir ką? Nu tai ką, bandom gaudyti. Tai va, štai valtelė mūsų nauja, kolibri. Va tokia valtelė. Puikiai, labai dabar patogu sėdėti, nes mes sėdėdom, turėdom klūpėti. Ir būdavo žiauriai nepatogu, dabar va sėdėti žiauriai patogiai, labai gerai, smagu. Tai va tokį valtelę. Ir su ją pabandysim paplaukit, pažiūrėti, kaip plaukės, ar smagiai, ar kaip. Tai va, dedamės daiktus ir plaukiam. Pradedu žūklę va tokiu ešeriu, labai graži žuvytė. Ja gavau praeitais metais iš žiūrovas padovanojo, labai smagu. Tai va, su jie pabandysim pažvejoti ir gal kažką pagausim. Ir ką, bandom. Pirmi metimai iš naujos valties. Meškerę laikau aukštai, nes kelmai, daug kelmų šiam ežere, tai taip turiu daryti. Ką, pamėtysim, pažvejosim ir gal kažką įlupsim netyčia. Nes dažniausiai užkimt lydeka tada, kai jau būn jau normaliai pažvejojęs ant kartą, iš pradžių aš niekada nekim, tiek jau po ilgą laiką. Gerai. Tėvuks ką tik kibimą turėjom, dabar būdu mėtum. Kas dabar? Ne dabar. Neturi nusiramyti biškį tą lydeką. Aha, gerai. Sakė, tėvuks geras gana lydys griebė, kalė. Tėtis žvejėjo ant tokią masalą, kuris, jis yra toksai įdomus, nes jisai sukas jo gals pats ir labai šviečia. Tas, kaip sakykime, kaip mepsas gale jis sukas, o pats masaliuksis nėra gal baisiai ryškus. Tai va tas gal nėra labai geras dalykas ir griebia gal už to galo. Dėl to taip ir atsitinka. Gali būti. Nes ačiū ant to masalo 2 kartus yra kalė, bet ne tik kalus lydeka. Jo. Niekur nedengiančiai stu. Jo. Mes čia dabar tokioj gelmiai, tokioj vietoj. Tai čia gal kokią bandom lydeką biškį didesnę netyčia įlupti. Nežinau. Jo.
Gerai, aš gal einu į kitą pusę dar pamėtysiu. Tečiui tegu paliksiu tą lydekiuką. Nes dabar jinai ką tik kalė, jinai dabar turint biškai apsiramins, tada jį galbūt antrą kartą kals. Smulkus tantam. Ja. Tečiui ką tik vėl lešerys, tai kamerą išjungiau, jau dabar šerys kalė. Va tokia aš užsidėjęs savage gearą. Iki man kažką mestis. Tokį kaip tetis susimesiu. Da jeigu griebė gana tą didelį twisterį lydys, tai reiškia nemaža lydeka. Nemažas ešerys tiksliau. Ten gyvena. Tai reikia jį bandyti gal ištraukti. Būtų labai smagu. Gerai. O su tokiais pat su tečių masalais žvejojam ir bandom. Dabar nenoriu išjungti kameras, nes jeigu koks kibimas netyčia, tai būtų įdomu užfiksuoti. O, stuktelėjo kažkas. Lemba. Išsodinau lydį, vyrai. Ne. Taip. Eik tu tai. Ne čia. Mailiuks. Palauk. Jotų. Nu. Gerai. Palauk. Liudekiukai. Op. Va. Tikrai, manau, nelegali, nežinau net. Va. Ir liups. Paleidom. Viskas. Paleiskit visas nelegalias žuvis. Mylėkit gamtą. Būkit draugiški gamtai. Kad jeigu jūs pasiemat legalią žuvį, tai čia nėra esmė. Yra legalu, nes aš kartais nesuprantu, kaip žmonės rašo, tarkim, kam tu jemi žuvis. Tai jeigu ji legali, taip gamtosaugos nurodyta, kad galima ją imti, tai kodėl aš jas negaliu imti. Ir jeigu mano šeima labai mėgsta tą žuvį, tai kodėl aš jas negaliu imti. Tai, bet va tokias nelegalias mažytes, tai būtina paleisti. Ir jas imti, tai nežinau, turi būti čia biški nesveikas. Nes ką iš tokios mažytės, kokia jos nauda? Ta 300 gramų. Va, liuks, viena lydekytė yra, šiaip ne taip. Tekiukas, va, paėmė ant štai tokio masaliuko, va. Toks twisteriukas, gražus. Sandra vadinas, jo. Toksai va twisteris ir paėmė. Mažiukas lydekiukas. Tečiui irgi buvo kalus lydeka, kol buvom išlipę biškį į krantą pasivaikščiot, nes iš vis sunkiai kibo, tai galvom išlipt biškį. Tai va, ir vieną turėjo mažytę. Ir realiai tokia pat, bet jin atsikabino, tai neištraukė jos. Tetis įsodino lydį. Dar vieną lydeka. Jau čia gera. Graibšt, tau tai nešturė tarkyti. Nieka. Tai aš neturiu to graibšto. Jam graibšt. Gerai. Ui. Aikta savo. Gerai. Tai kopa, turim. Va, dar viena lydys. Yes. Ar legali, ar ne? Jo, tokį, jo. Man turi tokį tai ne? Tuoj, jo, turiu. Tuoj, pamatuosim. Man meškerė užsipynė, taip užkiba. Tokiu durnu laiku. Gerai, tuoj. Pamatuosim. Paimsim šitą lydekaitę. 51 cm. Labai gaila. Tikrai būtume šitą paleidinčią nedidelę, bet vargšiai žiauriai sidraskė čia šonė, ta žiauna, ar kaip jį vadinas. Žiauriai gaila, nes jį tikrai negyvens čia paleidus. Tai va. Paim, būč paleidęs. Jo. Nėra tokia čia ta lydekaitė, bet vis tiek jinai mirtų. Nes jau vien atkabinant, jau jinai. Jau matau akytės išsprogusias. Jo.
baisiai įsidraskė čia. Kas, kai jie čia paleisi, nuplauks, praeis 10 minučių jau pilvo aukštyn gulės, tai kokia nauda. Tai ką, tęsim žuklę. Čia dabar maudykliai prasimėtysim. Nu kaip tu nekim 2 lydekas pagavo? Kur tu? Mažai, ne? Visada mažai. Dar vis žvejojam. Be jau žvejyba ein į pabaigą, nes jau visą dieną pražvejojom. Tai visai smagiai buvo, nes pavyko pagauti 2 lydekas. Mano nelegalas, tėvo legalas. Bet irgi tėvo maža ta lydeka būtume paleidę. Tai jau toks tas legalas, kad ten ant jokų. O šiaip tai va, nežinau ar matų šiaip, bet prieki va, žiauri kelmai va ten įsprogė. Tai va, jie iškyla šitame ežere. Va čia net yra vienas prie pat kelmuks, kuris čia dabar nuo saulės nesimato. Toksai iškilęs. Va, galim užplaukti. Esam šiaip net užplaukę vieną kartą. Bet ne šį sezoną, čia seniau biški. Buvo biški baisu, bet nuplaukim nuo to kelmo. Nuo tos šakos tokios. Va. Na, pamėtysim, be jau paskutinės vietas jau viskas. Nes jau šiaip vėsų pasidarė. Va, kaip gražu, pažiūrėkit. Va ten. Va. Tėvuks va žvejoj. Kaip te gražiai. Matot, debesis kokie gražus. Tai savo. Masaliuką tai naudoju dabar tą patį. Ant kurio lydeką tą pagavau. Miniatiūrinį. Sakykim, gal jie 40 kokių būtų. Tai ką, žiūrovai, baigėm žūklę, išsilaipinom, viskas, pažvejojom. Tai susikraunam valtį, įsileidžiam, susidedam daiktus, įvarom į mašiną, viskas. Patiko man šiandien žvejyba, buvo smagu. Tai ką, ačiū, kurie žiūrėjot ir nei žvyno, nei uodegos jums.